Dažniausiai gydytojo odontologai ir kursų dalyviai taip pat susiduria su kompozito spalvos prie danties pritaikymo problema. Ir šių kursų metu mes sprendžiame, kaip pritaikyti kompozito spalvą, kompozito opakiškumą prie danties, kaip suformuoti tą kompozitą, kad jisai sektų natūralią anatominę danties formą. Taip pat kalbame apie tamprius tarpdančių kontaktus ir kaip juos atstatyti, kad turėtumėm gerą tamprų kontaktą tarp dviejų dantų. Šių kursų metu labai daug dėmesio skiriame praktikiniai daliai. Gydytojai atstato bent 3 tarpdančių kontaktus, tai reiškia bent 3 3 klasės defektus, 1 4 klasės defektą, 1 nudilimą ir 1 5 klasės defektą ir žinoma visą tai išpoliruoja ir išformuoja taip, kad dantis atrodytų taip, kaip buvo išdykę. Šiandien sužinojau, kaip taisyklingai naudoti skaidrią matricą, kaip ją ištraukinėti, kaip nepalikti laisvų tarpdančių ir taip pat reikės papildyti savo instrumentus su vienu naudingu, kurį šiandien sužinojau. Labiausiai man patiko pati praktikos dalis, todėl kad visus įgūdžius, kuriuos šiandien mes išmokome, tai tiesiog galėsiu pritaikyti kasdienybėje arba tiksliau mūsų darbe. Tai atsilieps, aišku, ir kokybei, galėsim, kaip pasakyti, pacientam išsamiau viską paaiškinti, juos pakonsultuoti, tuomet mūsų paslaugos bus daug kokybiškesnės ir pats darbas bus efektyvesnis.